Jei laikai egzaminus šiemet, paklausyk. Nesistenk išmokti visko. Peržiūrėk, tarkim, 5 paskutinių metų VBE užduotis ir pamatysi, kad tam tikros temos visada kartojasi. Pavyzdžiui, matematika, procentai, funkcijos, geometrijos pagrindai ar tikimybės. Jei šitą moki gerai, išlaikymas garantuotas. Tau tokius uždavinius gali padėti išmokti geriau Astra AI arba tiesiog duoti pavyzdžių spręsti tokius uždavinius. Pavyzdžiui, istorija. Šaltinių analizė duoda be galo daug taškų. Ja išmokti gali nagrinėti per praktiką tiesiog puikiai, nes dažnai šaltiniuose yra paslėpti atsakymai. Tokią praktiką gali apturėti naudodamasi svetainę istorijatau.lt. Ten yra begalė šaltinių atsakymų. Taip pat yra daug išnagrinėtų jau istorijos VBE atsakymų. Na ir temas, kurias matai, kad labai stragliniai išmokti, konsultuokis su Astra, jis tau paaiškins viską puikiai. Spręsk bandomuosius realiu laiku. Dabar jau, kai liko nebedaug laiko, bent 2 kartus per savaitę pasistenk pasiimti iš praeitų metų, pavyzdžiui, kažkokį tais VBE egzaminą ir pasidėti telefoną į šalį, pasidėti visus dirbtinius intelektus, nusimti laikmatį ir spręsti šitą bandomai. Tu savo smegenis pripratinsi 3 valandas prie sėdėjimo ir galvojimo non-stop. Taip pat tai tau padės su laiko valdybos trūkumu ir nebus jokio streso per egzaminą, kad nespėsi kažko išspręsti. Na, pasidaręs bandomuosius, dirbk su savo klaidomis. Dauguma mokinių tiesiog daro tą pačią klaidą. Išsprendžia testą, pamato, kad gauna apie 70 procentų, ir visiškai nesigilina, kad su tais 30 procentų blogai. Tai tu išsprendęs, pavyzdžiui, bent 2 testus, susirašyk ant lapo tas savo visas klaidas ir tu pamatysi, kad jos plius minus turėtų kartotis. Ir išsianalizuok visus tos 30 procentų, ką tu ten išsprendei negerai. Ar tai buvo neatidumas, ar tai buvo tiesiog nežinojimas, nes jeigu nežinojimas, tiesiog paprašyk Astra AI jos paaiškinti kažko tau ir tau paaiškins mažiau negu per 2 minutės, ko tu nesupranti. Ir tokių klaidų supratimas tu gali padėti gauti netgi nemokamą mokslą universitete. Tad pasinaudok mano šitais patarimais ir sėkmės egzaminuose.